O jau rytoj startuos didysis Eurolygos sezono desertas – atkrintamųjų etapas. Kauno Žalgirio laukia Šarūno Jasikevičiaus egzaminai. Šaras į sentimentus moja ranka. Bendraudamas su žiniasklaida jis sako, kad prisiminimus su kauniečiais ir geru savo draugu Tomu Masiuliu reikia stumti į šalį. Net 7 metus Tomas Masiulis stovėjo Šarūno Jasikevičiaus pašonėje. Kartu jie dirbo ir Kauno Žalgiryje, ir Barcelonoje, ir Stambulo Fenerbahče komandoje, su kuria abu pernai tapo Eurolygos čempionais. Tačiau dabar titulą Šaras gins nuo to, su kuriuo pernai abu nužygiavo iki pat viršūnės. Dabar Žalgirį iki atkrintamųjų nuvedęs Masiulis neslepia. Iš Šaro jis išmoko daug. Todėl ir Žalgirio, ir Fenerbahče stiliai kone identiški. Daug panašumų matau aš, nes ten ir buvau, ir tą mačiau, ir tai kaip sakyti, užaugo kaip treneris, tai normalu, kad tų panašumų yra nemažai. Jasikevičius pasveikino Masiulį prieš porą savaičių su patekimu į atkrintamąsias, bet Masiulis sako, kad po to laiko su Šaru nebekalbėjo. Labą dieną. O Jasikevičius prieš seriją Stambule juokauja, kad prieš seriją nuo gero draugo atitrūko profesiniais, bet ne kasdieniais klausimais. Jeigu žiūrim kokį krepšinį, jeigu yra kokios progos, tai tada tikrai pasirašom. Jeigu kas nors išmeta Instagramas kokį gerą bairį apie golfą, apsikeičiam mes jais. Šaras džiaugiasi ir dideliu Masiulio pasiekimu. Jis geriausio metų Eurolygos trenerių rinkimuose užėmė 2. vietą. Šaras pernai pats sulaukė tokio pripažinimo, laimėję šį apdovanojimą. Žiauriai smagu, čia faktas, vis tiek norisi draugams geriausio ir sakau, kažkiek tai tikrai ir daug aš šnekėjau, kad prieš sezoną, kad čia bus vienaip ar kitaip, kažkaip sakau, daug ten tų dvejonių neturėjau. Nors Lietuvoje jau seniai nebegyvena, Jasikevičius neslepia aktyviai sekantį šalies žiniasklaidą. Kaunietis sako matantis, kad prieš šią seriją daug dėmesio skiriama jo ir Masiulio draugystės linijai, tačiau sentimentus, kaip sako pats, dabar reikia stumti į šalį. Reikia šitus dalykus pastumti į šoną ir daryti savo darbą. Taip, kad galų gale, kaip sakant, daug šnekos apie nieką, ne, o darbas yra darbas. Juolab, kad sentimentai šį sezoną kaunantys su Žalgiriu tikrai nepadėjo. Fenerbahče reguliariajame sezone kovose su kauniečiais abukart pralaimėjo. Visgi Fenerbahče klubo pusėje didžiulė patirtis. Vien veteranas Nando De Colo žais jau net 8 savo karjeros atkrintamųjų seriją. Pačiam Šarui kaip vyriausiam treneriui tai irgi bus jau net 8 atkrintamosios. Jeigu tu, kaip sakant, turi patirtį, bet tu nepadarai tą, ką tu turi padaryti, tai kiek jinai tau ta patirtis ir reikalinga. Šaro pusėje šioje serijoje ne tik paprasta patirtis, per visą savo karjerą jis vos kartą kaip treneris pralaimėjo atkrintamųjų seriją. Tai nutiko dar prieš 7 metus, kai Šaro treniruotas Žalgiris nusileido tuomet Željko Obradovičiaus treniruotam būtent Fenerbahče klubui. Dabar istorijos linija viską suvedė taip, kad būtent Šaras po daugelio metų turkų flagmaną pernai grąžino į Europos elitą. Pirmasis serijos tarp Žalgirio ir Fenerbahče klubų mačas jau rytoj, tiesioginė transliacija per TV3.